Parodysiu jums savo naujus pirkinius. Savo štai tokias šlepetes nusipirkau. Jas nešiosiu, kai karšta, eiti išsimaudyti, ar kai važiuosim prie jūros irgi galėsiu pasiimti. Ir štai tokia rankinė. Viduje yra dirželis. Tokia va. Aš labai norėjau baltos rankinės vasarai, niekad vis savo nerasdavau. Bet dar taip sutapo, aš einu į vestuves, esu pakviesta ir pirkausi kaip ir vestuvėm, bet ir po to aš nešiosiu ją, nes kaip tik norėjau baltos, jinai tokia graži ir yra viduje dirželis, bet aš turbūt greičiausiai nenešiosiu ant peties, nes va tai va ją nešant labai gražu. Ir Rojui nupirkau štai tokias tapkes, šlepetes tapkes, bet jisai jau jas nešiojo. O Elijai Pepko parduotuvėje nupirkau štai tokius šortukus ir štai tokią maikutę su styčiais ir dar vieną rūžavą maikutę su styčiais, tai parodysiu. Ir štai tokia maikutė. Aišku, gaila, kad mūsų tos vasaros, tos tokios nėra kaip anksčiau, daug lietingų dienų, vėsių. Na, bet aš tikiuosi vis tiek bus ir šiltų dienų, tai jį galės užsidėti, bet mes planuojame važiuoti prie jūros, tai galės prie jūros pasiimti šortukus, maikutės. Na ir vyras man nupirko štai tokią juodą maikutę su štai tokiu mielu katinuku. O mes keliaujam visa šeima maudytis. Šiandien karšta diena. Praeiname Elijos mokyklėlę. Viskas jau pabaigė šią mokyklėlę, čia baigė ir Alicija, ir Rojus. Ir viskas. Nes mokyklėlė buvo tik tai iki 5 klasės. Faina tokia mažytė, su gerais mokytojais. Tai jau užsidėjo savo naują kepurę, žiūrėkit, kokią šią nupirkau ir dar prie jos yra šortą ir maikutę atskirai pirkau, bet priderinti. Tik šiandien jinai nesidėjo. Ir Olegas nuplaukė. Užėjom į Jurbarkų mėsinę. Parodysiu, ką nusipirkom ir dar į vieną parduotuvę. Jurbarkų mėsiniai sumokėjom 22,94. Na ir mes nupirkome medžiotojų dešrelių 900 gramų. Taip pat skilandinę dešrą. Varškės purgos ir vyrui paėmėm pelinį kavos. Na, o kitoj parduotuvėje mes pasiėmėm ledų, vaikams štai tokie, kaip būna tokie dažai purkšti, tai čia saldainiai tokie. Tokį pasiėmėm kumpelį, gabaliuką. Mažai rūkytą vakuume palengvicas. Ir su kumpiu ir sūriu tokie kotletukai vištienos, švelnus kečupas ir morta su raugu duonyte ir medumi. Einam iš miško ir žiūrėkit, saldainių nešuosi. Ogi, užsisakė pas mus uogų, surinkom, nunešėm ir vaikučiam štai saldainių dėžę davė. Einu iš manikiūro namo, štai tokią manikiūrą pasidariau vestuvę. Iki šiandienos dar niekaip nerandu savo suknelės nusipirkti. Ir Elijai nupirkau labubų.
Rinkau, nežinau, jį norėjo sėdinčio. Parnešiu namo, ją pradžiugins, neseniai jau prašė to labubų. Aš jai sakiau, išsirink kokį nori, bet jinai pati nežinojo, siūliau ir tokį. Tai aš tiesiog staigmeną padarysiu, pati va tokią dėžutę nupirkau. Štai koks eiliai pateko rūžavas. Šiandien šeštadienis, buvome turguje su vyru ir pagaliau aš nusipirkau suknelę į vestuvės, nes poryt einu į vestuvės. Vestuvės bus pilyje švenčiamos su nakvyne. Tai va. Ir turguje nusipirkau dar savo naktinius, bei kojines nupirkau. O taip, po to dar mes maisto nusipirkome. Oras pas mus tvankus visas dienas, lyja, bet vakar irgi, kai žiūrėjau, matavausi visur sukneles, neįmanoma net matuotis, viskas prie kūno limpa. Dėl to, kad labai tvanku lauke. O šiandien iš ryto į turgų atėjome ryte vėsiau. Tai buvo gerai ir pasimatuoti suknelę ir viską.